Sveikučiai, šiandien kitoks barbekiu, papasakosiu apie savo unikalų grilių. Na ir kartu pasikepsime skanios vištos. Vištai marinuoti naudosiu paprastus prieskonius, druska, pipirai, čili dribsniai ir granuliuotas česnakas. Galima kepti ir paprastą vištą, man labiausiai patinka kukurūzinis viščiukas, tai šiuo atveju yra kukurūzinė višta, nes 2,2 kg, o tai yra daug. Galima, aišku, palikti taip, kaip yra, bet man labiau patinka, kai tvarkingai viskas atrodo, tai tiesiog dalis, kurios kabo riebalai ar ten kaklas tiesiog nupjaunu ir įtrinsime prieskoniais. Druskos ir prieskonių naudoju daug, bet dėl to, kad iš karto praktiškai ir kepsiu po valandos, jeigu marinuojat per naktį, tai galima dėti ir šiek tiek mažiau ir bus netgi ir geresnis skonis, jeigu pagulės ilgiau, bet tiesiog pasitaikė geras oras, tai reikia išnaudoti, kepsiu greitai. Na, prieš kepant dedam vištą ant iešmo. Man labiau patinka, kai būna nepažeista oda ir tai reiškia, kad nebus skylių, per kurias ištekės sultys bekepant. Tokiu atveju tiesiog pasistengti siūlau, kad uždėti vištą taip, kad oda neprasidurtų. Na ir būtinai gerai prisukti varžtus. Kuriam kepsninę, tai naudoju uždegtuką ir specialų kaminą anglims, tam, kad anglis greičiau įsidegtų ir galima būtų greičiau kepti. Galima kepti ir tiesiogiai ant anglių, bet man labiau patinka būdas, kai šalia dega malkos ir pagrindinė kaitra ateina nuo liepsnos, bet liepsna pati yra šone, ne po pačia višta. Taigi šiuo atveju anglis yra labiau tam, kad palaikyti degimą, mediena, kad užsidegtų ir aišku duos dar papildomai kaitros. Kaip pagrindinį kurą naudosiu gana smulkiai suskaldytą ąžuolo medieną. Kadangi šiandien yra pakankamai vėjuota, tai reikės daugiau prižiūrėti ugnį, perdėti ar anglis, ar medžio pagaliukus, taip, kad kepimas būtų tolygesnis. Ir labai rekomenduoju naudoti termometrą, jeigu turit bevėlį, tai tikrai iš karto mažėja spėliojimo. Arba galima, aišku, matuoti po to temperatūrą momentiniu termometru. Kol kepa višta, papasakosiu, kaip pasidariau šitą grilių, kodėl jį pasidariau ir kokie čia jo yra ypatumai. Ant rotisserio keptos mėsos skonis yra ypatingas, tai pirmas buvo rotisseris mažam kamado, tik tai problema, kad nepatogu yra prieiti ir prie anglių ir mažai telpa. Todėl nusprendžiau pasidaryti atskirą grilių ir jį tiesiog susimūrijau iš šamotinių plytų. Apačioje yra smėlis, kad šiek tiek nuimti karštį bekepant nuo pagrindo. Ir viduje yra laisvai paguldytos plytos, kas suteikia dar papildomai šilumos izoliacijos. Kadangi turėjau dangtį nuo senos kepsninės, tai jį panaudojau ir dariau pagal išmatavimus, kurie atitiktų būtent tą dangtį. Tokioje kepsninėje galima kepti įvairią mėsą ir kepti ją galima įvairiais būdais. Tai galima tiesiogiai ant anglių, anglis dėti po apačią įkaitusias, arba kaip šiuo atveju aš naudoju kaip pagrindinį kūrą medieną. Toks kepimo būdas yra inspiruotas argentinietiško asado ir mėsa praktiškai šyla ne tiesiogiai nuo liepsnos, o liepsna dega šalia. Ir tokiu atveju gaunasi labai tolygus, nors ir ilgesnis kepimas. Kaip matote, nieks nesvyla, viskas tolygiai kepa ir pats kepimo laikas užima tokiai vištai maždaug apie 1:45 minutės. Na, pagrindinis iššūkis tai yra prižiūrėti ugnį, tai reikia nuolat pridėti medžio pagaliukų ir žiūrėti, kad ta liepsna būtų nei per didelė, nei per maža. Tai pavadinau video, ar tai yra tinginio barbekiu, bet iš tikrųjų tai toli čia atsitraukti nepavyks, ypač jeigu yra vėjuota. Kepimo pabaigoj pastūmiau anglis jau po pačia višta, kad oda dar labiau priskrustų ir matuojam temperatūrą. Tai
jinai viduje krūtinėlės turėtų būti 74 laipsniai. Na ir apibendrinant galiu pasakyti, kad kepimo laikas tokiai vištai tokio dydžio yra praktiškai identiškas kaip ir kamado kepant, bet skonis bus tikrai kitoks. Nuėmus vištą nuo ugnies reikėtų leisti jai pailsėti tam, kad pasiskirstytų sultys ir jinai baigtų kepti. Tai tiesiog padedam, uždengiam foliją ir palaukiam kokią 10-15 minučių, kad galima būtų valgyti. Tokiu būdu iškepta višta tikrai bus sultinga ir jeigu pridėsite kepant medienos pagaliukų, tai turės jinai ir rūkytą skonį. Tai toks būdas tikrai vertas dėmesio. Na ką, puikiai iškepusi ir sultinga višta. Skanaus ir iki kito karto.